Vaizdo stebėjimo sprendimai didelėms ir svarbiom teritorijom, kurioje mes turime tik tais elektrą ir reikia vienos geros kameros, ruošiant tokius individualius projektus ir šį kartą pakalbėsime apie šį sprendimą. Viena kamera turi tokį vaizdą, o kita kamera turi fiksuotą vaizdą. Visą laiką turim du vaizdus. Jeigu tik tais plačioji kamera pastebės žmogaus patekimą į mūsų teritoriją, iš karto aktyvuos valdomą kamerą. Štai toks sprendimas yra prieš mus. Tačiau dažniausiai jūs klausite, kokia yra kaina. Ne ar tai yra geras sprendimas, ne ar tinka jūsų teritorijai šis sprendimas, bet kiek tai kainuoja. Šitas individualus projektas klientų kainuoja be nuolaidos 2000 eurų, o su nuolaida 1565 eurus. Taigi, kaina kaskart gali keistis ir gan nemažai priklausomai, kokie sprendimai yra viduje. Visų pirma, mes paruošiam viską jums taip, kad jūs gaunat šią dėžę ir reikia tiesiog duoti elektros maitinimą. Pasikabinam ją ant stulpo, pastato, kur patogu, prisisukam ir viskas jau veikia. Viduje yra Teltonikos aukštos klasės routeris su 2 SIM kortelėmis. Taip pat stovi elektros energijos šaltinis. Atsarginis elektros šaltinis, kitaip vadinamas UPSas. Jeigu kažkas sugalvos atjungti elektrą, kad išjungs kamerą, kamera iš karto pradės dirbti iš savo energijos šaltinio, kuris yra dėžėje, aktyvuos švyturėlius ir sireną, o jūs gausite pranešimą į telefoną apie atjungtą elektrą. Sistema veiks dar eilę valandų, jūs galėsite žiūrėti, kas vyksta teritorijai. Kaip veikia ši sistema? Viršuje yra fiksuotos kameros. Kiekviena mato po 90 laipsnių matymo kampą. Bendroje sumoje mes turime 180 laipsnių matymo kampą. Stebim teritoriją, o čia turim detalę kamerą valdomą. Jeigu mums į teritoriją papuola mašina žmogus, atsiunčia pranešimą, o jeigu eina žmogus, iškart valdoma kamera seka žmogutį. Taip kad šios kameros nurodo šitai kamerai, ką reikia sekioti, kur žmogus ir kur reikia jį pritraukti ir matyti detalesnį jo vaizdą. Taip kad puikus sprendimas, kas turi teritorijas iki 50-100 metrų distancijas. Jeigu reikia toliau, yra kita kamera, yra kitas sprendimas, apie jį pakalbėsime kitose video.